Artėja Valentino diena. Vieni už šią šventę, kiti prieš. Bet aš galvoju, kad malonumų ir staigmenų pilną vakarą su mylimu žmogum norėtume turėti kiekvienas. Šiandien aš paruošiu midijas troškintas kokosų pienu padaže. Ir mano draugė floristė Rita padės man padekoruoti stalą vakarui. Šiam patiekalui mums reikės kilogramo midijų, tokių 80 karališkų krevečių, 50 gramų sviesto, 150 ml kokosų pieno, 150 ml grietinėlės, 150 ml balto sauso vyno, čiobrelio, česnakų, muskato, druskos, pipirų ir petražolių. Pirmiausia, kruopščiai nuplauname ir perenkame midijas. Visas įskilusias reikėtų be gailesčio išmesti. Atsidariusias reikėtų šiek tiek jas paspuksenti, kad jos užsivertų. Jeigu jos neužsiveria, jos nėra tinkamos naudojimui ir be gailesčio reikėtų jas išmesti, nes galima labai stipriai apsinuodyti skrandį. Jeigu midija užsidaro, jinai yra tinkama naudojimui. Įsivalius kruopščiai midijas, imu didelį puodą, prisipilu vandens. Statau puodą ant ugnies, užvirsiu vandenį, suversiu midijas, virsiu apie 5 minutės, kol jos visos atsivers. Midijas rekomenduoju išsemti kiauriasamčio pagalba į dubenį, nepilti su puodu tiesiai, nes gali likti smėlio ant dugno ir tas smėlis nusės ant midijų. Imu gilią keptuvę arba nedidelį puodą ir statu ant nedidelės ugnies. Į keptuvę dedu sviestą. Kaip sviestas patirpsta, įtarkuoju česnaką. Įdėsiu kelias šakeles čiobrelio. Apkepiname česnaką, čiobrelius, bet neleidžiame stipriai paruduoti. Aš dar įtarkuosiu muskato riešuto. Pilu kokoso pieną, grietinėlę ir baltą sausą vyną. Beriu žiupsnelį druskos ir pipirų. Padažą pakaitinu dar. Aš manau, kad iki 5 minučių man pilnai pakaks. Mano padažas beveik pradėjo virti, todėl aš išjungiu ugnį, supilu midijas ir krevetes, permaišau, gausiai apibarstau petražolę. Mano Valentino dienos vakarienė yra paruošta. Belieka pasiruošti stalą, įsipilti vyno ir nustebinti savo mylimą žmogų. Iki to laiko aš midijas uždengsiu. Dar pasiruošiu baltą prancūzišką duonelę. Galima būtų ją pakepinti su prieskoniniu sviestu orkaitėje, bet man labai patinka taip valgyti. Man patinka šviežią duonelę merkti padažą, palaukti, kol jį jo prisisunkia,